O šiaip užtenka, jeigu pasako Branys, tai žinau, kad mane pažįsta ir žino, iš kur aš. Tai va, Bronius Rudys šiuo atveju Dailės galerijoje ir tiesiog ačiū, kad esu pakviestas pasivaikščioti, pasidalinti, nežinau, kažkokiamis nuojautomis, kažkokiamis mintimis, nes tikiu, kad bus viskas neblogai. Norisi pristatyti tą kolekciją, kuri buvo sukurta netoli Pompidou centro. Aš ten kažkaip tai nuobodžiavau metro stotelėje ir atkreipiau dėmesį į vieną moteriškę, kuri kažko supratau, kad laukia, nes šneka ir iš tos vietos neišeina. Ir man kilo įtarimas, kad ko gero čia vyks kažkoks randevu ir gal po gero pusvalandžio ar kažkiek pamačiau, kad čia atėjo turbūt viena iš geriausių jos draugių ir aš tiesiog užstrigau, nes mane kažkaip tai imponuoja visi tie Paryžiaus stulpeliai, kurie lik ir patikimai saugo nuo transporto priemonių. Ir aš, paimdamas jį kaip atskaitos tašką, toliau fiksavau visą tą bendrystę, kuri vyko pirmyn, atgal, ratu, priartėjus visiškai prie stulpelio, praleidžiant kažkokius žmonės iki galutinio atsisveikinimo. Tiesiog jau smarkiai sutemo ir liko tik tais tų dviejų marmuzelė ar ten madam nuotraukos. Tai va tiek šita Pompidou Rambuto susitikimas. Imre Nadis. Imre Nadžio didelę instaliaciją buvau padaręs po Šiaulių dailės galerijos balkono. Ten buvo įrengta gal 6 kapaviečių grupės, nes visus juos eksponavau tam tikrais blokais, sustatydamas tvarkingai eilės šitaip ir eilės taip. Tai tiesiog buvo tokia vėjo nugairinta, apleista kapavietė, o iš esmės tai ta knyga Sąjūdžio laikais buvo išleista būtent Imrei Nadžiui, jo tam tragiškam gyvenimui, jo kovai už Vengrijos nepriklausomybę. Ir kada aš užėjau į Šiaulių knygyną ir pamačiau knygas, kad jos buvo įkainuotos po 2 tuometinės kapeikas, man labai patiko jų antroji pusė. Aišku, įdomus buvo ir turinys. Tai paklausiau, kiek jų turi, koks jų likimas. Pasakė, jos yra paskutinė žemiausia kaina ir jos bus išvežtos į Klaipėdos makulatūros fabriką. Tai sakau, ar daug jų turite? Tai jos ten pasakė apie 150 ar arti 200. Sakiau, gerai, perku visas. Tai knygynui buvo džiaugsmas, kad vis tik pavyko parduoti, o man, kad įsigijau, kaip pasakyti, medžiagą ekspozicijai, kultūrinę medžiagą, popierių, kurį labiausiai mėgsta. Ir tai čia tiek apie Imrę Nadį. O šičia tai yra ta vadinama devinkė, nes visada galvojau, krepšininkai jokio krepšisto stovinčio prie krepšio neturi, o futbolininkai turi milžiniškus vartus ir ten pasistato vartininką. Tai gal jiem irgi reikia turėti kažkokį gabalėlį, šiuo atveju kaip vadinama devinkė, tada visus vartus užtveri, palieki porą devinkių, ir viskas atkrenta ir žaidimas įgauna net šiokį tokį atspalvį, nes tinklu gali naudoti, spiri į tinklą, kamuolys atšoka, tu antras iki bandai pataikyti į tą devinkę. Čia vienas iš mano
darbų iš rūbelių darbų, nes taip kaip kiekvienas rūbas, sakykime, atspindi tam tikrą kūno dalį, bet ir kiekviena kūno dalis atskleidžia kažkokią arba asmenybės, arba kažkokio abstraktaus, šiuo atveju akių ar veido fragmentą. Tai šiuo atveju ta kelnių subinė labai smagiai žiūri, kaip pasakyti, šiuo atveju mane, žiūri žiūrovą. Čia nėra jokių seksistinių dalykų, tiesiog, kaip pasakyti, motyvas, tamsaus veido, tamsios akys. Kažkas panašaus. Šiuo atveju čia būtų kalba apie atskirą seriją, nes visada mane viliojo didesnio formato piešiniai. Bet didesniam formatui reikia didelių popierių. Tada reikia pirkti milžiniškais rulonais, ten sveriančiais po kelius šimtus kilogramų iki tonos. Tai sugalvojau tokį dalyką, kad naudojant patį ploniausią 80 gramų popieriuką, eskizam daugiausiai naudojama, jį suarmuoti. Tai šiuo atveju viduje visur yra lininės natūralaus lino virvelės, kurios buvo ištemptos ant tam tikro tinklo ir paskui kleis ištepus vieną lapą didelį suklijuotą, paguldžius tinklą ir ant viršaus užguldžius antrą suteptą lapą ir paskui apsiavus storomis vilnonismis kojinėmis praeiti visomis virvelėmis, kad abudu popieriai susiklijuotų tarpusavyje. Ir tada gaunasi stangrus, kietas, tvirtas, armuotas popierius. Apie tas geltonas kuprinės skaidrės. Čia matau, kaip pasakyti, bent įžiūri daugybę prasmių, nes šiaip kuprinė ant nugaros yra paslaptis. Nes jos visos yra nepermatomos, yra ten prikišta kelioninių skudurų ir kitokių priemonių, ar vaiko einančiam į mokyklą ten įkišta sumuštinių, dar kažko. Ir tėvas negali pasižiūrėti, todėl kad ji nepermatoma. Aš kažkaip apsidžiaugiau radęs kuprinių permatomų, skaidrių. Aš nežinau, kokiu tikslu jos buvo pagamintos. Gal jos buvo pagamintos kažkokiam plaukmenim susidėti ar dar kažkam, nes jos iš esmės nebijo drėgmės. Tai čia apie kuprinės, apie geltonas kuprinės. Tai aš tą skaidrumą ir tą paslaptį ir pabandžiau sudėti būtent į tas kuprinės. Ir iš pirmųjų savo eskizų knygų tiesiog nukopijavau po vieną kitą puslapį ir iš kurių matosi, kad kai kur, reiškia, kada eskizuoju ir pribraukau daugybę visokiausių variantų, kurių net dažniausiai ir nepanaudoju. Kitur tai te būna tik kaip vieno kažkokio dekoro variantas. Šiuo atveju jau kažkokia bandžiau lik metaforą, moteris antroji, neprisimenu, kaip atrodo ta moteris pirmoji. Visada domino skaičiai. Visada domino skaičiai, nes kartais juokauja. Sako, ar galėtum būti buhalteriu? Iš esmės galėčiau. Nes jau ir Exceliu net išmokau naudotis. Ir žmonės standartiškai skaičių suvokia kaip ženklą turinti vieną prasmę. Nes jeigu paklausiu, kiek čia, visi pasakys, kad vienas. Jeigu paklausi, kiek čia, visi pasakys, kad 2. Bet iš esmės, jeigu šitaip, nieks nebesako, kad 2. Arba šitaip, jau nebe 2, ar taip, nebe 2, o šitaip irgi nebe 2, bet iš esmės 2 rankytės, 2 ir kaip jas bekaitaliutum, jos yra 2, jų nepadaugėja. Tai šiuo atveju buvo kurta tokios lietuviškai erotikos
lentelės, tai būtent piešiniai, kuriuose naudotas tik vienas vienintelis skaičius - dvejetas. Tai bet iš to dvejeto gavosi tiek aliuzijos į moteriškas ar į vyriškas kūno detalės. Šiuo atveju ciklas, socio pavadintas, nes būtent, reiškia, mes kaip socialinės būtybės tarpusavyje, tai būna nuo kažkokios pažinties, susidraugavimo, vėliau galbūt iki santykių įforminimo, pavirstant nuotaką ir jaunikiu, ir vėliau prasideda jau tas realus gyvenimas, kuris pilnas traumų ir kuris susibaigia ant lentynėlės dėžutėje. Tai čia galbūt toks, nežinau net kaip vadinasi, kada kūrinys nuaikė epai, ar kas ten tokie būna, nuo gimimo iki mirties, tai šiuo atveju vienintelis ciklas, turintis liktai pradžią ir pabaigą. Šiaip miestas kūrėjui nėra dėkinga terpė. Žiūrovui miestas yra labai gerai, nes tu gali daug ko pamatyti. Ar kūrėjai būtina daug ko pamatyti tame savame mieste? Nežinau, turi būti viena pozicija. Arba tu kūrėjas, arba tu žiūrovas. Arba maži tarpiniai tokie dalykai. Nes kiek žinau, britų, prancūzų ir kitų kūrėjų, kurie atsitraukdavo nuo miesto bent jau 40 km. Ir tada jie jau galėdavo užsiimti kūrybą, o ne tai, kad bėginėti kiekvieną savaitgalį iš vieno į kitą kultūrinį renginį. Tai čia vienas. Antras, žmonės yra arba daugiau individualūs, arba yra daugiau tokie grupiniai. Tai grupinis variantas, bandos variantas man nėra tinkamas, nes aš negaliu prisišlifuoti, pritapti prie jų, prilipdyti jų, prie turimos jų nuomonės, dar prilipdyti savo nuomonę. Nes jeigu aš turiu savo nuomonę, man jos, iš esmės man jos užtenka. Be abejo, aš atsižvelgiu, manęs nieks nelaiko chuliganų, apkyplėša, dar kažkokio. Aš geriau kaip tylus belgas, nelendantis į akis, turintis savo kampelį, ir ten pakankamai gerai besijaučiantis. Iš esmės, juk daug kas, mąstytojai visi kalbėdami kalba panašiai, kad gimsti vienas, miršti vienas, ir aš save suvokiu, kad kaip ir paprasta kažkokią žolę. Reiškia, jeigu tu išrausi iš pievos tą kąsnį ir grįši ten po metų, tu tos vietos neberasi. Tai žiūri, aš pirmiausia, ne kas ten Vytauto gatvėje įvyko, ne kas Aušros alėjoje įvyko, bet man kažkaip įdomiau, tai kas tam Paryžiuje įvyko, kas tam Londone įvyko, kas tame pasaulyje įvyko. Ir tu tada pasidarai neuždarytas kažkaip. Aš esu gimęs Vepuose. Mano kaimas yra Vepai. Tai jeigu aš Google'e susirandu žemėlapyje, kur yra užrašyta Vepai, ir pradedu mažinti žemėlapį, tai sumažinu žemėlapį, kai jis artėja jau prie rutulio beveik, tai jame ir lieka tik tais New Yorkas, Paryžius, Berlynas ir Vepai. Ir man tą akimirką lyg ir užtenka.
Aha.